Sveiki, automoto fanai, šiandien pas mus apžvalgoj naujausia Kia EV3 modelis, elektrinis automobilis, pilniausios Maxi komplektacijos GT Line'as. Įvertinsim, kas čia per gražuolis, kaip jis važiuoja ir ką jisai turi viduj. Kai pamatai EV3, iškart norisi pakalbėti apie išvaizdą. Daugelis žmonių pastebėjo, kad elektromobiliai būna baisus. O pažiūrėkit, čia elektromobilis ir atrodo labai futuristiškai, gan įspūdingai. Jis nėra kažkoks tai negražus, kaip pabaisa, nestandartinis. Ekstravagantiška išvaizda ir atrodo kaip tikras futuristinis SUV-as. Gražus, baltas, fainas ir kokybiškas. Bet ar jis mums reikalingas? Galimai, o gal ir ne. Tai vad, jeigu aš stoviu čia, pavyzdžiui, ir noriu atrakinti automobilį, tai aš ateinu, automobilis mane pamato, galiu paspausti, arba šiaip, jeigu jis stovi, jis mane pamato, išlenda rankinėlė, galiu įeiti į automobilį. Gale rankinėlė čia, kažkoks tai Honda stilius, kaip pamenat, Civikai turėjo, arba Toyota stilius. Pamirksėti žibintais. Tai va, posūkio signalai atrodys šitaip. Tai toks wow įspūdis fainas. Gal trupučiuką per daug plastiko, man atrodo, va, tokių blizgų elementų dėl praktiškumo. Tai jeigu važinėsit mieste, taip gražiai, atsargiai, tai išsilaikys, bet jeigu kur nors į mišką užvarysit, tai galėsite padraskyti tą dalyką. Bagažinė. Elektra valdoma. Bagažinės turis virš 400 litrų. Nėra jinai super didelė, kaip matot, labiau tokios kvadratinės formos. Ar turim dar ir dvi apačioj? Tai pažiūrėsim. Jo, čia dar yra organizeriai, tai vaistinėlė, instrumentai ir daug ko galima čia įdėti. Gan praktiška. Biškiai per daug plasmasės tik tai. Tai reikia atsargiai, kad neapsidraskėti. Iš nugaros sėdynių čia yra zamšas. Kažkiek organizerių čia turim. Bet ar galim nulenkti sėdynės iš bagažinės? Tokių mygtukų čia nematau. Užuolaidėlė paprasta, bet gan funkcionaliai. Medžiaginė. Norite ją nuleisti. Paspaudžiam, uždarom bagažinę. Gan greitai reaguoja. Bet jeigu neužtenka galinės bagažinės, Tesla style. Turim bagažinę ir čia. Aišku, nėra didelė, bet kokį tašiuką iš parduotuvės visai faina. Čia įdėti kokių dokumentų, važiuojat į pokalbį, darbo susitikimą, įdedat, uždarot. Neužsidaro. Gal reikia dureles uždaryti? Čia reikia jėgos. Na, priprasti. Priekiniai žibintai labai futuristiškai atrodo. Pažiūrėkit, čia kiek žibintų? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mikro LED žibintų. Ne matriciniai, bet atrodo labai fainai. Ir jie moka taip biški pagruoti. Ypač naktį patiks toks valsas žibintų. Kiekgi vietos gale. Bet pirmą, atkreipkite dėmesį čia, kokie aerodinaminiai ratlankiai. Lėti ratlankiai. Na, atrodo tikrai futuristiškai. Bet aš galiu atsisėsti gale. Gal einam iš kitos pusės, nes sėdynė priekinė, jinai su atminties funkcija, tai kai tu išlendi iš automobilį, jinai atsitraukia atgal. Tai gale pasirodo mažai vietos, bet iš
kitos pusės, man rodos, viskas bus gerai. Apdailos kokybė. Galinių durelių mane stebina, jinai gera, minkštas plastikas, toks kaip odos elementas, rankinėlė nedreba, galinių sėdinių šildymas, langai reguliuojame, aišku, mygtukas paspaudimų, čia jau kitokas plastikas, čia toks kaip, jo, čia irgi plastikas ir Harman Kardon audio sistema. Nedidelė vieta buteliukams. Pažiūrim kaipgi gale. Matot, kabinu biškį galvą, tai reikia turėti omeny, kad reikia nusilenkti. Virš galvos. Važiuot galiu, bet toks jausmas, kad aš gan aukštai sėdžiu. Dėl to dėl baterijos, kuri čia. Nors pats kampas, aš nepasakyčiau, kad jis labai aštrus ir nepatogus. Vaikams bus gerai, suaugusiems taip pem ant pem. Važiuot galima, bet jeigu aš uždarysiu dureles, tai va žiūrėkit, mano linija akių jau eina virš stiklo, virš lango. Tai toks jausmas, kad aš biški išaugau iš šitų rūbų. Tai va, važiuot galima, bet aišku, vaikams bus daug fainiau čia gale, nes dar, ką mes turim, USB jungtis, sėdinis, kažkas tai neįprasto, bet kiekvienas vaikas turės savo atskiriam USB jungtį. Turim porankį, nieko čia tokio fancy, bet kokybiškas, tvirtas, fainas puodelio laikikliai. Labai futuristiškai atrodančios sėdynės, ypač gale, nors ir priekiai irgi, bet gale, vat visas tas vaizdas, duokit, aš parodysiu, kaip tai atrodo. Va. Toks labai įdomus ir gražus dizainas. Turime savotišką tokį kaip mergonizerį, pavadinsim, ir čia, ir čia. Ir daiktadėžė nedidelė čia, nežinau, kam. Ne, vaikai galės savo žaisliukus įdėti. Turim EasyFixų, porą, sėdinių kokybė, tas oda perforuota, gan minkšta ir kokybiška. Va čia didelis pliusas Kia. Tikrai atrodo tarsi toks premium fainas automobiliukas. Tu atvažiuoji, jausmas geras ir kokybė irgi, kaip atrodo, taip ir jaučiasi. Priekyje atrodo viskas nestandartiškai. Turime labai keistoką porankį su tokia, nežinau kaip čia pjaustymo lenta, ar kas čia, nežinau, bet galima planšetę įdėti, kokius dokumentus, kaip važiuoti susitikimą, toks. Matot, automobilis turi daug akcentų tokiam verslo susitikimams, kaip darbo automobilis, kuris arba jį galima naudoti ir kaip darbo automobilį, su kuriuo negėda atvažiuoti kažkur susitikimą, nes eco-friendly automobilis ir jis gan praktiškas darbo reikalams. Tai turim tokį savotišką porankį. Bet koksgi minusas, pačio porankio, tos erdvės čia nėra. Plasmasė. Tai klausimas, kas jums svarbiau. Ar tas dalykas, ar vis dėlto normalus porankis. Turim stoglangį, elektra valdomą. Atidaryti nereikia, dar ne vasara. Fainas, daugiau šviesos patenka į automobilį, tai jausmas geresnis. Du dideli touchscreen ekranai. Visiškai nelagina, mat mane tai stebina, nors ekranas gan didelis, visiškai nelagina ir atrodo kokybiškai. Va tas šriftas, pažiūrėkit, kaip navigacija veikia, viskas greit, viskas fainai, greitai valdoma, displejų, kaip jums patinka, kaip jums patogu. Ir tas garsas nėra labai toks pigus, žinot, tie mygtukai. Ir atkreipkite dėmesį, nors dideliai ekranai, bet turime ir fizinių mygtukų, pavyzdžiui, temperatūros valdymas, kaip ir iš kairės, taip ir iš dešinės. Va. Galima automatiškai įjungti 20 laipsnių. Bet koks dalykas trupučiuko keistas, duokit, aš parodysiu jums. Va, žiūrėkit, aš taip matau vaizdą. Ir jeigu aš noriu pažiūrėti kokią temperatūrą, man čia užstoja vairas. Matot, čia
rodoma temperatūra. Va, taip padarysim, kad nemirksėtų. Taip rodoma temperatūra ir aš jos nematau, kai vairuoju. Nu, galiu, aišku, taip galvą iškišti, nu toks įdomus sprendimas, bet užtat vientisas toks ekranas gaunasi. Ir grafika man čia patinka. Turime dar USB jungčių, 1, 2, 180 12 voltų rezetė, push. Va. Kaip ją uždaryti? Uždaryti. Daiktadėžės. Čia tokia kaip medžiaga. Plasmasė. Priekyje kietokas plastikas. Sėdynės kaip ir gale. Perforuotos, sotinės, minkštos, fainos, labai kokybiškos. Turime dar bevelį kroviklį čia, gan didelį, puodelio laikikliai. Nu, gan žemai, tai reikės trupučiuką taip ištiesti ranką, kad jas pasiekti. Bet užtat nėra didelio porankio einančio per visą automobilį. Na ir tas erdvės jausmas geresnis negu analogo automobiliuose. Vairas perforuotas, ne, čia apsiūtas, gal teisingai pasakyti, irgi pusiau oda. Fainai atrodytis, multifunkcinis, daug mygtukų, mažai touchscreenų, vairą užskaitau. Tik metas pavažiuoti su EV3. Va, jis iškart mane atpažino, sureguliavo man sėdynę. Iš kairės mes turim vairo šildymą, sėdinių šildymą, vėdinimą ir atminties funkcijos. Automobilio kaina startuoja nuo 39 000 iki 9 000. Pavyzdžiui, GT Line komplektacija, kurią jūs dabar matot, tai 9 000. Galima reguliuoti, žiūrėkit, turim čia tokios kaip rankinėlės, lyg tai pavarom perjunginėt, bet iš tikrųjų neapsigaukit, jie reguliuoja tokį iPedal, va, tenai, ir tai yra rekuperacija, paprasčiausiai važiavimas be stabdžių pedalo, su vieno pedalo paspaudimu akceleracijos, tai galit važiuoti, jeigu atleidžiat, pavyzdžiui, pedalą, automobilis stabdo ir sustojam, tai tokia savotiška patogumo miesto vairavimo funkcija. Koks didelis privalumas šio automobilio, tai apsisukimo kampas ir tas spindulys, tai 10 metrų su kapeikom, jis gali apsisukti, va žiūrėkit. Reikia čia, jeigu mums apsisukti, tai jokių problemų. Galima iškart ir apsisukti su juo. Pavyzdžiui, norim čia apsisukti, vietos ne taip ir daug. Kur nors mieste, manevruojant, apsisukam. Ir matot, dar kamera yra iš kairės arba iš dešinės, kai mes jungiam posūkį. Norisi, aišku, pakalbėti apie kameros kokybę. Tai įjungiam kamerą ir žiūrėkit, kokybė nepriekaištinga. Ten Full HD, jokio lago, 360 laipsnių kampų galima žiūrėti. Ir pasakysiu, žinokit, kokybė viena iš top rinkoje, kas dabar yra. Va, iš šono, priekis, iš viršaus, taip, panoraminis. Taip. Kaip sakoma, čia jokių priekaištų. Šiaip technologiškai automobilis labai pažengęs, pavarų svirtis čia, parkingas, RND. Važiuojam, pavyzdžiui, į priekį. Minkštas gan vairas, bet jis trupučiuką keistokas. Kodėl? Taip sakau, nes jis, vat jeigu mes trupučiuką įsukam, jis gan minkštas, bet jeigu mes bandom vat stipriau, iškart atsiranda toksai sunkumo pojūtis. Tai reikia prie to priprasti, jis toks nestandartinis, vat pasakysiu taip, nestandartinis. Atrodo, tas tarsi per daug laisvas. Tuo mes, kad nepadaryti jokios avarijos, važiuojam gražiai. Aš visada už gražų saugų važiavimą.
iPedal on. Koks dar minusas, kurį aš pastebėjau, tai automobilis pastoviai bandote perspėti dėl kažkokių tai įvykių. Tai didesnis greitis, tai ir kažkur tai šalia pavojus, mirksi, pirksi, ten visokiausi garsai, pipsėjimai. Tai, na, 21 amžius, kaip sakoma, nauji automobiliai, saugumo funkcija stop lygyje, reikia prie to gal priprasti. Tai tokie senbuviai, kuriems patinka brutaliausi, tokie gan brutalūs automobiliai, tai gali erzinti tas dalykas. Manau, naujausia karta, jaunimas, tai gal ir pamils tą dalyką, dėl to, kad tai priduoda tam tikro saugumo jausmo, kas automobilis sako atsargiai, šalia kažkas tai, atkreip dėmesį, iš kairės, iš dešinės pavojus. Kaip matot, vairas lengvas, viena ranka valdomas, jokių problemų. 200 arklio galių, 205, manau, 105 kW. Tai gan galingas automobilis iš tikro. Laikas įvertinti pagarbos darbą, duobėtas gan kelias. Trupučiuką greičiau pavažiuosime, apie 30. Žinot, gan kokybiškai ir aš esu nustebęs, kad galvojau, kad elektros automobilis, kuris visiems sveria daugiau negu standartinis, tai vis tas sunkiau su pakaba ir jos darbu. Bet V3 mane stebina ir mat kažkokių tai smūgių stiprių, kurie eitų į korpusą, tu jauti tos smūgius, tikrai jų nėra. Nors kelias, na, pažiūrėkit, tikrai toli gražu ne top. Štai pasibaigė mūsų bandomasis važiavimas, tai pliusai minusai. Pradėsim nuo pliusų. Tai automobilis turi gan didelę bateriją, 81 kWh, tai važiuojant kaip aš, kažkur galima pravažiuoti 405 km atstumą, pilnai įkrovus automobilį. Tai, manau, įspūdinga. Antras pliusas tai iPedal vairavimas, kai tu gali sureguliuoti pedalą taip, kad tau beveik stabdžių nereikia spaudinėti. Labai atsipalaiduoja važiuojant mieste. Ir aišku, trečias pagrindinis pliusas tai galia. Elektromobilis vis dėlto iškart duoda maksimum savo Nm ir labai fainas su juo važiuoti. Ketvirtas pliusas tai asmeniškai man jo išvaizda labai patraukli, nes būna elektromobiliai, jie tokie baisūs, kažkokie tai labai nestandartiniai, o šitas atrodo toks naujoviškas, dizainas toks futuristinis. Šiaip man asmeniškai patinka, kaip viduje, taip ir išorė. Na, fainai padirbėjo Kia. Vienas iš pagrindinių minusų, kurie labai mane erzina, tai pipsėjimai. Visokiausiai pipsėjimai, bibzėjimai automobilė viduj, kuris, aišku, tau pasako, šalia automobilis, kažkas važiuoja, viršį greitį, atsargiai, matidumo, kažkokio ten pipsėjimo mygtukai. Tikrai video tai pamatysi, tai mane tai labai erzina ir jeigu jūs toks senamadiškas, kaip sakoma, vairuotojas, tai labai bėsins. Aišku, jaunimui turbūt patiks, nes priduoda saugumo jausmą. Antras minusas tai vietos gale, man mažoka, jeigu ūgis 1,85 m, tai sėdėsit gan taip kukliai, prisispaudžia. Tai, na, galėjo, aišku, tos vietos būti daugiau gale. Na ir jeigu renkatės automobilį, kurį eksploatuosit, kur bekelė, miško keliai, tai pagalvokit dėl to, kad daug labai blizgių elementų aplink visą automobilį. Va, jau matot, čia kažkoks tai mikroįbrėžimėlis, gal akmenukas. Tai jeigu va, daug bekelės, daug purvo, tai šitie blizgus tokie arogantiški elementai bus biškai padaskyti. Tai miestui puikiai, užmiesčiui bekelė klaustukas. Tai ką, prenumeruokit kanalą, komentuokit, rašykit savo komentaras, nuomonės ir susitiksim greit su kitom apžvalgom.